Na tai ką, hibridai, sveiki sugrįžę į mano naują video, tai jisai prasideda šiek tiek neįprastai, nes prasideda iš mano galinio kiemo, kur dažniausiai rašinėjau Instagramo stories, Instagramo video, visokias įžvalgas. Tai šį kartą noriu pasidalinti įžvalgomis ir su jumis. Tai šią savaitę manęs turbūt pasigėdot, arba ne. Bet esmė buvo tame, kad pas mus smarkiai lyjo ir buvo problema labai su užtvindymais. Tai skendo visas Miamis, skendo visa pietų Florida ir skendo netgi vakarinė dalis Floridos, tai tokia kaip, vadinsiu gal aukcionais labiau, ne lokacijom, tai Tampa, Fort Myersas, tai va šitos lokacijos skendo gan stipriai praeitą savaitę ir ten dabar turiu gerų žinių tiems, kurie mėgsta skendolius, kad bus tikrai nemažai mašinų skendusių, kurios jum labiausiai patinka iš tikrųjų lietuviam, kiek suprantu, palei mano bent jau klientus, kuriuos turiu, kurie perka skendolius, tai kad lietaus vandens skenduoliai yra patys geriausi ir jūs juos labiausiai mėgstat, nes dažniausiai tai būna mašina važiavo per balas, per pakilusį vandenį, prisiurbė vandens ir motorui kaput. Tai va, tai jos nėra skendusios iki lubų, jos nėra supelyjusios, nes nėra nieko, jos tiesiog yra gausios šiek tiek vandens ir visai puikiai po to kažkiek tai rankų įdėjus ir pinigų ir darbo, jos puikiai važiuoja ir eksploatuojasi ilgai ir nuobodžiai. Tai va, geros naujienos jum, blogos naujienos mum vežėjom, nes šitos mašinos, aišku, bus visos vežamas į sablotus, vėl nebus taitlų, vėl su taitlais reikės kovoti su aukcionais, patys aukcionai tokiais momentais nežino, kur tie taitlai yra ir ten rašai skambini be atsakymo savaitę, 2-3 ar netgi mėnesį. Ir buvę net ilgiau, tai vat nieko, išgyvensim, dirbsim, svarbu, kad veiksmas vyktų, mašinos važiuotų, o mašinų bus daug, mašinų, kaip kalbėjau vakarą insurance aukcione darydamas apžvalgą, tai mašinų, sakė, bus vien kleimų draudiminių dėl skendimo yra apie 50 000 šiai dienai. Pietų Floridai visoje, kaip čia pavadinti, Palm Beach, Broward ir Miami-Dade erijoje. Tai čia tokia 3 kiaučiai, kur pagrindiniai dideli miestai susijungia jau vienas su kitu. Ir būtent čia yra jau virš 50 000 kleimų, kad mašinos paskenda. Tai va, geros žinios jum. O norėjau dar paliesti tokį dalyką kaip aukcionų statistika, ką mes visi vežėjai pastebėjome. Ir ką aš šnekėdamas su savo klientais, ir su Hebra, su Navi grupė, ir su kitais Klaipėdoj, kad mažėja, atėjus vasarai, mažėja srautas, mažėja kiekis, žmonės turbūt labiau kepa šašlykus, džiaugiasi gamta, džiaugiasi geru oru ir mažiau galvoja apie tas automobilius. Tai iš tikrųjų pats iš savo patirties pastebėjau važinėdamas po terminalus, kad mašinų yra ženkliai sumažėję. Kai kurios aikštelėse netgi taip dramatiškai per pusę ar netgi daugiau. Tai čia vienas dalykas, kad mašinų mažėja. Antras dalykas, tai Ukraina pradėjo siųsti, ukrainiečių klientai pradėjo siųstis mašinas į Odesos uostą, kuom jie labai patenkinti, kiek suprantu, iš blogerių. Tie, kurie daro irgi video panašus kaip mano, ne, rusiškai kalbėdami, tai mėgstu pasižiūrėti, mėgstu panagrinėti, kas ten vyksta, kaip viskas klostosi jiem, tai matau, kad jie labai džiaugiasi, kad nebereikia vežti į Klaipėdą, jie jautėsi apgaudinėjami Klaipėdai smarkiai, kas iš tikrųjų natūralu lietuviška klasika, ne, ką aš ir bandau skaidrinti, rodyti jums, kaip viskas vyksta iš tikrųjų, tai jie vargšeliai kentėdavo, jos smarkiai čerdžindavo, jie gaudavo visokių kažkokių vėl nepaaiškinamų baudų, tai jie labai džiaugiasi išvažiuodami iš Klaipėdos ir grįždami į Odesą. Tai va, patuštės Klaipėdos gatvės, kaip suprantu, ten buvo žmonės jau įniršę dėl tų ukrainietiškų traliukų ir tralų. Tai manau, kad šiek tiek viskas aprims, vasarą šiek tiek bus daugiau poilsio ir daugiau bus laisvės visiems keliuose ir aikštelės bus tuštesnės. Dar iš tikrųjų vienas rinkos žaidėjas labai prislopo, ką esu pastebėjęs ir ką bendraudamas su kitais irgi eksporteriais matau, tai yra Gruzija. Tai daug mašinų, žiauriai daug važiuodavo į Potį, būdavo, pavyzdžiui, yra kompanijų, gruzinų, kurios veža į Potį uostą ir perka į dieną virš 100 mašinų į vieną terminalą, tik ten, įsivaizduojat, koks kiekis. Tai aišku, nepaslaptis, kad visos mašinos keliauja po to į Rusiją ir labai iš tikrųjų šmaikštu žiūrėti tam tikrus veikėjus, kurie, kalbu apie Lietuvos, ne žmonės, kurie
labai smarkiai pasisako prieš Rusiją, kurie labai pasisako už Ukrainą ir taip toliau, tai kas yra populiaru. Bet po to va čia kovoja dėl gruzinų klientų, kurie, aišku, tas mašinas ir jie patys supranta, kad veža į Rusiją. Ten didžiuliai pinigai, perka beprotiškais kiekiais ir visi seka paskui tos pinigus. Tai va, tokia istorija čia, kuri atveria šiek tiek akis, ne? Ir tai norėčiau grįžti iš tikrųjų po visų šitų dalykų dar prie statistikų. Tai visam šitam man kaip tik labai pritarė aukcionų statistika, ką aš galėjau pamatyti. Tai aukcionų inventorius, taip pavadinkime mane, lyginant su balandžio mėnesiu, kai buvo 115 tūkstančių mašinų, drastiškai nukrito ir jau praeitą savaitę Copartas galėjo pasiūlyti tik tai 89 tūkstančius automobilių, nuo 115 beveik. Įsivaizduojat, koks nuosmukis, visada būna vaikšto ten 1000–2000, o čia nusmuko netgi 30 tūkstančių praeitą savaitę. Taip pat mažėja inventorius ir Insurance Auto Auctions, draudiminiam aukcione, jis irgi numažėjo nuo 74 tūkstančių iki 65, irgi gan dramatiškas nuosmukis. Įvykusių pardavimų kiekis, čia kur būna, atsimenat, pasakojau ne vienam savo video, kai nupirki, bet netiduoda. Tai čia kalbam dabar, kurios atidavė, nupirko ir atidavė iki galo. Taip pat nusmuko, Coparte nuo 69 tūkstančių iki 52, tai irgi toks ženklus nuosmukis. Insurance netiek jau daug, 4 tūkstančiais nuo 41 iki 37 tūkstančių. Populiariausia markė, ne tik Lietuva, o apskritai visam Coparte ieškomiausia buvo Audi Q5. Antras buvo BMW 3, Tesla visa modelių linija eina po to, BMW X5, BMW 5, Audi 4, Tiguanas, Ford Escape'as. Va tokie yra populiariausiai ieškomi automobiliai. Populiariausi pardavėjai, aišku, draudimas, čia vienareikšmiškai, nes jie ir užima visą liūto dalį. Nuosmukis pinigais irgi buvo 80 milijonų mažiau parduota paskutinę savaitę, neįprastai, tai irgi didelis skirtumas. Nu, didžiausias pirkėjas yra, aišku, Amerika, bet niekada neapsigaukit, Amerika būna ir tie patys lietuviai, nes paprasčiausiai tarpininkų įmonės, kurios padeda įsigyti automobilius, yra registruotas Amerikoje. Tai vieni dažniausiai yra arba Bridgeview, Illinois, arba Bedford Park, Illinois, arba ten koks nors Carmel, Indiana. Tai ten, kur yra registruoti dealershipai, kurie dalyvauja aukcionuose už lietuvius, ten dažniausiai rodo tokias, kad pirkėjas yra amerikonas. Antroje vietoje, aišku, eina Meksika kaiminė, trečioje vietoje vienas didžiausių žaidėjų yra Jungtiniai Arabų Emiratai. Jie tikrai labai daug perka mašinų ir va čia rodo, kad per savaitę nuperka beveik 4000 automobilių. Irakas, kaip ir minėjau, naujas žaidėjas, Gruzija ta pati. Ir po to eina Latino Amerika, tai Gvatemala, Honduras, El Salvadoras ir po to Libija ir Nigerija irgi stipriai perka. Va, tai tokia statistika, o ką? Dabar kelkimės į aukcioną, į West Palm Beach aukcioną, pasižiūrėkim, kaip ten viskas atrodo, kaip atrodo aukcionas, kaip atrodo atmosfera. Labai trumpai, be jokių kažkokių specifinių detalių, nieko nebuvau išsirinkęs, tiesiog noriu parodyti, kaip jums viskas vyksta, kažką papasakoti ir po to sugrįšim, panagrinėsim, kaip naudotis mano portalu bidauto.online, kuriame yra sujungti abu aukcionai ir yra prilipdyta begalė funkcijų aplinkui ir kaip jomis naudotis, kaip apsiskaičiuoti išlaidas, nes jūsų dažniausiai klausimai, kiek kainuos parvežimas. O ten viskas labai aiškiai parašyta, įsivedat stoką, pasižiūrit, viską išmeta su visais parvežimais. Tai šokam, po to grįžtam ir pasižiūrim, kaip viską apsiskaičiuoti. Tai ką, mano žiūrovai, sveikinu su jumis West Palm Beach Insurance Auto Auction. Noriu jums parodyti aukcioną, kuriame mes jau 1000 kartų buvo mane. Va, tokių mašinėlių, matot, privežė. Tai čia, iškart supasakosiu, ne, atvežimas yra 270 kažkur vietinis iki Miamio. Ir jeigu neklystu, apie 300 iki Savanos. O konteinerių, naujas kainas, jūs jau buvot ką tik supažindinti turbūt. Turbūt įžangą padariau, papasakoju apie kainas. O jeigu ne, tai tikrai dar išgirsit. Tai va, matot, einam dabar pro elitinės mašinėlės. Ir galim pažiūrėti, kaip atrodo, kaip stovi mašinos čia pas mus aukcione West Palm Beach Insurance ir beveik visoje Amerikoje. Taip pat, žinokit, panašiai viskas sustatyta. Ir vyksta toks pat veiksmas. Va, tai pažiūrėkim galvo. Akį traukianti tokią Aston Martiną. DB, koks čia yra, DBS-as,
DB9, jo, čia yra DB9, 15 metų. Tai va, šitą visada atsiminkit, naudokitės bidauto.online puslapį, ten visą informaciją galite rasti, kiek atvežimas, kiek muitas, kiek kas, palei tai, kiek norit statyti. Įvedat, kiek norit statyti, o pavyzdžiui, šitą mašiną galite susirasti paprastai, ne? Įvedat šitą stok numerį, stok numeriukas šitas, įsivedat, matot, parduoda insurance kompanija, tai yra draudimas, reiškia galima pirkti, bus kaip sudaužyta, taip ir palikta. Tai va toks Aston Martin parsidavinės. Žinokit, nežinau kada, nebuvau net pasižymėjęs, bet mačiau, kad tikrai ne šį pirmadienį. Pirmadienį jis vyksta čia seilas, kur aš dabar esu. Va, matot, kaip atrodo vidus, jau čia kažkaip vandens labai prisikaupė. Bet kilimai sausi, tai jinai neskenduolis, pas ją yra avarija, collision damages. Ir va taip jinai atrodo. Čia pas mus, va, matot, žiūrėkit. Kas gali tilpti į šitas vietas, jūs man paaiškinkit. Vaikai mano nebent, kurie dar 6 ir 4 metų, va, daugiau nelabai kažkas galėtų tilpti, aš taip įsivaizduoju, bet labai gražus salonas, Aston Martinas, va. Taip atrodo viduj, raktelio nematau, jo, raktelio nėra, tai bus jisai pasilikęs ofise, tikriausiai viskas ofise, nu tai apeikime, pažiūrėkim, iš tikro, ką čia turim, rašo raktai yra, užsiveda, 100% bus ofise, nes, sakė, buvo, pradėjo vogti ir nešė į ofisą, va matot, visas daužimas priekį, jinai taip atrodo, kėbulas daugiau aplink gražus, jinai čia iš Palm Beacho atvažiavus, tai tikrai ją turėjo tas, kas turėjo pinigų, matyt, laikė garaže, jinai visa nenublukus, padangos, va matot, kaip naujas, labai gražiai atrodantis mašiniukas, DB9, kiek kainuoja, žinokit, neįsivaizduoju, visada reikia skaičiuoti, kiek galit mokėti, o dar galim pažiūrėti salono, kaip čia, ar nesutrinda niekas, tai ne, viskas gražu, tvarkinga, tai tikrai jinai bus laikoma garaže. Kokia jos ta tiksli rida dabar? 15 000, nu tai čia kolekcininko variantas, čia mašina, dar galim sakyti nauja, va taip atrodo jos priekis, taip atrodo kapotas, va matot, pažeidė šitą sparno laikiklį, kuris nuo kėbulo ateina, sudaužė lempą, sudaužė bamperį, sudraskė ir va, čia visas balkis dar suvarytas. Matot, karbono apdalas visas sudaužytas, tai va, toks Aston Martinas, jeigu dokumentai tinkantis, tai bus tikrai įdomus kolekcinis variantas, tai va. Ir ką, matot, koks didelis plotas, kiek daug mašino, ne, labai daug visko, tai galima čia dienų dienas leisti renkantis mašinas. Svarbu, aišku, visada žinote, ne, kad būtų data nurodyta ir kad būtų pardavėjas draudimas, patys pagrindiniai dalykai. Ką mačiau, tai kad šią savaitę parsidavinės mano jau aptarta Toyota Supra šita. Jos apžvalgą dariau prieš kelias savaitės, ne? Atsimenat, yra ir mano subscriptionė Instagrame. Tai va, ten visada dalinuosi, va, matot, kaip negražiai yra detalės sudėtos. Tai ir, va, pavyzdžiui, šitai mašinai, nu, jaučiu geriau išmes, nes tų detalių ir nelabai kur yra sudėti. Matot, bagažinės pas ją nėra. Tai va, jos seilas bus pirmadienį, planuojama kaina yra apie 18–20 tūkstančių, bet tai, žinokit, yra nerodiklis. Gali išeiti ir žymiai brangiau arba žymiai pigiau, priklausomai nuo to, kiek kam jos reikės. Va vėl, ne, kaip susirasti auto, tai bidauto užeinat, šitą įsivedat, susirandat, 23 metų parduoda insurance draudimas, reiškia variantas kaip ir tinkantis. Draudimas dažniausiai parduoda mašinos, kurios sudaužytos ir paliktos. Šitas irgi buvo vogtas makaniukas mano apžiūrose, praeitose serijose, va matot, jisai theft, pavogtas, raktų čia nesuprantu, yra, nėra, keys in office, jo, keys in office, matot, čia išlupo VIN numerį, neaišku dėl ko, greičiausiai kur nors garaže pasidėjo ir ruošė jau ardymui, bet tą mašiną surado, arba per palidovą, arba gal kažkas paskundė, amerikonai tokie yra, mato, kažkokią įdomesnę veiklą, jau jie skambina policijai, sako, kažkas pas mane čia įdomiai vyksta, važiuokit. Dar yra Porsche Cayenne'as, va toks, tarp elitinių čia pas mus irgi parduoda draudimas. Tai tokių Porsche, žinokit, netgi sveikų jau kainos yra smarkiai pakritusios, 14 metų sveikas toks Amerikoje kainuoja su 100 000 plus rida, jisai kainuoja Amerikoje kokius 8–9 tūkstančius dolerių. Toks daužtas, aš taip įsivaizduoju, apie 4–5 turėtų kainuoti ir daugam labai patinkantis Range Rover Defenderis. Čia, kaip suprantu, 110, nežinau koks motoras. Dynamic yra komplektacija. Tai va, toks Range Roveris Defenderis. Jisai kainuoja, žinokit, labai brangiai, ypač su tokiu mažu mušimu. Aš manau, kad jo kaina sieks apie 40–50 tūkstančių.
21 metų parduoda draudimas. Va, toks jau stokas, atsimenat, ne, palei šitą galima susirasti. Ir va, matot, visur tokia off-roado tema. Tai pas mus buvo dabar labai užskendęs, visa užskendus Pietų Florida, tai žinokit, buvo kažkur reklama, kaip Defenderis važiuoja, sako, mum skendimas nebaisus. Tai iš tikrųjų gražu buvo pažiūrėti, kaip jisai išsikelia ir lekia per balas. O taip atrodo jo salonas, gražus toksai, darbinis, kaip aš vadinu, ta medžiaga tokia darbinė, kaip pas Hammerį buvo ta elektrinė tokia pat. Va, gražus labai salonas, matot, viskas skaitmeniniai, 2 ekranai. Kiek jis turi vietų, jis turėtų būti 7 vietų, aš taip įsivaizduoju. Mušimas jau matot, va, toks. Čia žiūrėkit, kaip jau skylė atsiradus, aliuminis. Va, matot, taip atrodo. Ne, šitas 5 vietų nėra gale diržų stojkutėse. Va, tas sprendimas man labai kažkada patiko. Fortkės tokias į stogą. Va, taip atrodo iš centro, iš galo salonas. Gražus labai saloniuko, šiaip mašina šita labai tvarkingai atrodanti, tokia išlaikyta, nesutrinta, nesuvaryta, va, trūksta šitokių visokių plasmasių. Va, dar yra, matot, ratas pažįstas, važiuoklė pasukta ir visas sparnas, ir jisai aliuminis, tai čia viskas keisis. Virinsis, o važiuoklė, va, atrodo šitai. Va, nėra irgi rato uždengimo, ne, jinai užsiveda, galime, aišku, irgi pabandyti, mačiau, raktas kabo, gali jinai nesives, nes airbagas šovė. Airbagas šauna klemas ir neduoda užvesti. Ne, užsiveda viskas tvarkoj, kuro nėra, rodo 9 mylios likusios, čekas užgeso, viskas kaip ir ok. O, viskas veikia, matot, Meridian Audio. Įdomus daiktas, faini automobiliai, man jie tokie patinkantis. Šeimininiai automobiliai ir jos labai, žinokit, amerikonai mėgsta, tai dėl to ir kaina aukšta, nes amerikonai patys jas labai perka. O ką, mes dar mes galim nueiti prie motociklų. Motociklus esu pasakojęs ne kartą, pasikartosiu, kadangi šitas video vėl toksai labiau informacinis. Tai pasikartosiu vėl, ne, kad motociklų parvežimas yra žymiai pigesnis nei mašinų, važiuokit, kaip nuveža mašiną ant šakių. Čia, žinokit, jų nieks netaupo, tai dažniausiai dugnai lūžta čia. Čia jas lekia pasišokinėdamas. Tai va, tokie motociklai, va, tokie. Atsimenat, galite pasižiūrėti mano skaičiuokliai, kiek kainuoja parvežimas, o ne. Ir jų dažnai būna, jeigu iš tolimesnių lokacijų, kartais pasitaiko, kad eina parvežti pigiau, nors paskutiniu laiku jau, žinokit, vairuotojai labai mėgsta čaržinti kaip už mašiną jos, nes, oi, mes vis tiek turim krauti, vis tiek turim darbą atlikti, tokį patį kaip su mašina ir čia taip toliau. Bet mes visi, aišku, puikiai suprantame, ne, kad motociklas vietos užima mažiau. 3 motociklus galima sudėti į vienos mašinos vietą. Bet jų atsakymas, žinot, paprastas, nepatinka neveš, susiras, kas atveš pigiau. Va, tai va, matot, irgi svarbus dalykai, tai kad būtų pardavėjas draudimas. Stokas jau yra, va, matot, kas gražus varlis, 22 metų. O šitas toks rimtesnis, prigulės buvo ant šono, paspaustas filtras, va, matosi. Va, žiūrėkit, tokie visokie defektai, kurių turbūt ne visada pamatysi nuotraukose, palaužyta, prilaužyta. 1.17 motoras, tai ne pats galingiausias, bet jau į gerąją pusę. Va, taip jisai atrodo, arliukas. Muitas jam irgi nepigesnis, muitas motociklam yra 6% nuo vertės. Nuo sandorio vertės. Sandorio vertė yra tai, ką sumokat Amerikoje. Skaičiuojama viskas. Vat iš mūsų gaunat invoice, ten yra viskas išdėstyta, surašyta. Tai sandorio vertė yra aukciono kaina, aukciono mokesčiai, vietinis transportavimas, konteinerinis transportavimas ir mano, aišku, interesas 250. Tai va, motociklai, kaip visada, neatsimenat, 325 vieno motociklo pakrovimas į konteinerį, o vietinius galite pasižiūrėti bidauto.online. O muitas, kaip ir sakiau, pigesnis nei automobilių, 6% plus PVM nuo sandorio vertės. Tai va, tokie priminimai. Va, viską, aišku, galite rasti bidauto.online visada, o aš grįžtu į aikštelę, dar einu pažiūrėti, dar norėjau Audi A6 vieną surasti. Tai va tokia, žiūrėkit, Audi A6 priejau. Tada už tai jinai matot priekį per viršų. Va, jos dokumentai tinkantis, parduoda draudimas, aš arčiau prieisiu, parodysiu, kas čia padaužyta, sudaužyta. Pakelsim kapotą, 2.0 turbo motoras, ne kvadrinė, priekis varomas. Gavo, matot, čia kažkur šitą vietą ir palei viršų paspaudė. Tai bus į diržus jau atsirėmęs, ventiliatorius jo, matosi, kad atsirėmęs, bet variklis lyg tai nepajudėjo, nuo pagalių nebus nušokęs.
Va, galite susistabdyti po to, pasižiūrėti, kas matosi. Žibintai būtų suvaryti, bamperis, grotelės, šitas žibintas irgi vaskilės. Bamperis iššokęs, kapotas keisis, aišku, visas pilnas televizorius, radiatorius, ventiliatorius ir, aišku, gali būti škyvai visokie išlakstę. Ne pati pilniausia komplektacinė, nes 2.0, 2.0 niekada pilnų nebūna, 503 000 ridos, tai čia tikrai ganėtinai mažai kaip Amerikai. Tai yra 17 metų, toks jos stokas, gali susirasti ne mano puslapį. Saloniukas atrodo švariai gražiai, rida nedidelė, S-Line'as. 2.0 turbo labai geras motoriukas, jisai nedaug ryja, aišku gaila, kad ne kvatrinė. Lietuvai visada noras kvatrinės, ne, kad visais sezonas galėtum važiuoti nesikraudamas. Visada miniu, ne, kad galinis bamperis būna pabaksnuotas. Čia amerikonai netaip myli tas mašinas kaip lietuviai, jiem įbrėžimai nėra baisus. Braižo, nubraižo, visada veidrodžiai būna pakankinti. Ratai, va matot, irgi visada pas visas mašinas. Tokių visada rasit ir turit nusiteikti tokiam papildomam išlaidom. Jeigu esat visiškas pedantas, tai kad reikės pataškuoti, padažyti. Va, šitas veidrodis irgi va čia subraižytas. Čia dar žiūrėkit duris, matot, yra pavarytos, turbūt sparnas nuo smūgio paėjo į priekį. Ir va taip, va, subraižė duris. Tai va, kapotas, sakau, jo, kapotas lyg tai neatsirėmė į stiklą, bent jau iš pirmos pažiūros nesuskaldė stiklo, tai viskas kaip ir kol kas okei. Neaišku, kas bus bekeliaujant. Toks jos stokas, jeigu įdomu, chebra, pasižiūrėkite. Tai chebrytė, trumpai jums priminiau, kaip atrodo veiksmas ir atmosfera aukcione. Čia pas mus smarkiai lyjo, smarkiai užpylė, tai bus labai daug skendolio, aš taip spėju, daug mašinų paskendo Miami, apskritai pietų Floridai. Tai ką, lekiam kažkur kitur į Miami terminalą, turbūt pažiūrėti, kaip krauna mašinų ir dar kažką būtinai jums papasakos. Tai chebrytė, sugrįžom, pasivaikščiam, pasižiūrėjom, kaip veikia tas bidauto.online puslapis, kuriame viskas yra suvienita į vieną vietą. Tai pradėkim nuo to, ką jums reiktų padaryti. O pirmiausiai, jums reikėtų prisiregistruoti, aišku. Susivedat visus duomenis, labai svarbu, kad suvestumėte teisingus duomenis, jeigu esat nusiteikę rimtai pirkti automobilius, tai jūsų duomenys būtinai reikalingi, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip jūsų pilnas adresas, vardas, pavardė, telefono numeris, e-mailas, telefono numeris reikalingi susisiekimui, komunikacijai, nes eis automatinės žinutės, pavyzdžiui, automobilis apmokėtas, automobilis paimtas aukcione, automobilis pristatytas į terminalą, automobilis pakrautas. Tai būtent šitiem dalykam reikalingi jūsų kontaktiniai duomenys, tam, kad galėtų jūs pasiekti mūsų žinutės, siunčiamas automatu ir taip galėtumėt suprasti apie įvykių eigą jūsų automobilio, kas vyksta. Ir dabar aš jau prisiregistravęs, jums rodo, ne, kaip užeinu ir ką mes turim. Mes turim 3 pirkimo planus, norint pirkti automobilį, norint bidinti, jūs turite palikti užstatą. Čia viskas automatizuota, užstatą sumokat ir gaunate, pavyzdžiui, pirmas planas, $1000 sumokėjus, jūs gaunate 10 000 bidding power, su kuria galite dalyvauti aukcione. Tai paprasčiausiai jie išsirenkate, jeigu jums įtinka, jūs perkelia į apmokėjimo puslapį ir ten jūs automatiškai sumokat, pavyzdžiui, nuo savo kortelės. Taip? Ir viskas susimokėję, jūs įgaunate, čia aišku, deposit rejected dėl to, kad aš atsisakiau. O jūs įgaunate pirkimo galią ir galite rinktis automobilius aukcione. Dažnas klientas ateina, pavyzdžiui, išsirinkęs automobilį aukcione pats, tarkim, insurance, kaip šitas BMW X5, tai irgi nesudėtinga visą tą padaryti, parodysiu ne viską nuo pradžių iki galo, tai nusikopijuojat arba VIN-ą, arba stoką numerį, grįžtat į mano puslapį, įsivedat jį į paieškos laukelį, pagalvojo, atidarė. Va, ir matot, kad mašina ta pati, viskas ok, ne draudimo kompanija rodo, kad parduoda, nes apskritai nėra pardavėjo informacijos, bet galim sugrįžti į aukcioną, parašyta tik tai insurance. Tai va toks abejodinas variantas, dėl to sistema turbūt įrodo automatiškai, kad ne, kad šiek tiek suklustumėte ir pažiūrėtumėte. Ir tarkim, jums patiko viskas, tą X5 norit imti, ne, imam jį kaip pavyzdį, čia tiesiog visiškai absoliučiai, jisai randasi Pietų Karolinoje, tai va, norim statyti 5000. Ir jums programėlė iškart pamatot šone, dešinėje pusėje išmeta, kad 5000 statant, jūs sumokėsite $874 aukciono mokesčių. Atsiminkit, labai svarbu atsižvelgti į bendrą pasiūlymo
sumą. Daugelis tarpininkėlių mūsų tų manipuliuoja tam tikromis kainomis ir, pavyzdžiui, ten, nežinau, padarys jums pigesnį konteinerį, ne, bet jūs pasižiūrės, kad ten vietinis labai brangus, arba kad pas juos aukciono mokesčiai yra aukštesni. Tai mes turim tikrai didelį privalumą ir didelį pliusą, kad pas mus aukciono mokesčių, kaip čia pavadinti, lygmuo yra pats mažiausias. Yra daug versijų aukciono mokesčių, jos priklauso nuo jūsų biznio Amerikoje. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs pats pirktumėte iš Lietuvos, jūs pataikytumėte į patį brangiausią lygį aukciono mokesčio. Todėl būtina atkreipti dėmesį į tai, kokie yra aukciono mokesčiai, koks vietinis parvežimas, į bendrą sumą. Visada panalizuokit, nepatingėkit, pasižiūrėkit. Tai va, aukciono mokesčiai 874 perkant $5,000 automobilį. Brokerio, tai čia yra mano uždarbis, 250. Akcijinė kaina konteinerio $500. Čia paskelbta akcija, ne, nuo Birželio 15 iki rugpjūčio 15 ir vietinis pervežimas 340. Tai dar vienas svarbus dalykas apie vietinį pervežimą, kad nepatingėkit, niekada aukcione galite palei lokaciją, pavyzdžiui, ne, Lexington, Pietų Karolina, įsivesti, kad ir į tą patį Google Maps, įsivesti Google Maps ir pažiūrėti, kiek toli randasi, kad suprastumėt, kaip sudėtinga būtų parvežti tą mašiną, pasidaryti savo tokį researchą, ne, kad nesudaryti savo po to problemų ir papildomų klausimų. Tai matot, pakankamai netoli 160 mylių, tą indikuoja ir parvežimo kaina, tai $340, jinai tokia vidutinė kaina, tai reiškia, kad turėtų problemų nesudaryti. Kai kaina perlipa vietinio parvežimo kokius 500-600, tai jau vertėtų pasiklausti mūsų, pasikonsultuoti, ar verta, ar neverta, ar greit paims, nes yra tikrai sudėtingų lokacijų, kur tikrai sunku surasti vairuotojus. O jeigu dar jūsų ir mokėjimai vėluoja, tai kad prastovų gausit yra 100%. O prastovos yra kliento visada atsakomybė, nes jos dažniausiai iškyla dėl to, kad vėluojate mokėti už automobilį, kas nėra mūsų kaltė. Nes mes išsiųsti vairuotojus, ieškoti vairuotoją automobiliui galime tik tai tada, kai automobilis yra pilnai apmokėtas. Niekas nevažiuos, neims jūsų automobilio ir niekas nenorės imti tokio krovinio, kuris dar nėra sumokėtas. Tai tą turėkite omeny ir tą verta labai pažymėti, nes daugam kyla tokių klausimų. Va, tai prastovos visada yra kliento atsakomybė, bet mes visada stengiamės jų vengti. Vat paskutinė situacija, pavyzdžiui, kur klientų tikrai sutaupiau bent jau late fee baudą Koparte, tai buvo nupirkta Audi A5, kliento pinigai netėjo, reikia mokėti. Tai kad išvengti baudos, nes šiek tiek jaučiu tokią empatiją, ne, kad nenori skriausti žmonių, tai bent jau mes sumokėjom už jį, bet kadangi sumokėjom paskutinę dieną, paskutinę minutę, tai jau mums nebeliko laiko, kada jį išdispečinti, išsiųsti vairuotoją, taip vadinamą. Ir kad paimtų tą automobilį, tai jau 100% šitas automobilis surinks kažkiek prastovų, bet Koparte pirmos dienas nėra tokios baisios, ten 5, 15, 20, $35 ir po to pradeda augti palaipsniui. Tai bent kažkiek, taip sakant, suminkštinom, sumažinom tą skausmą klientui ir mašina, būtent tas pirkinys bent jau išvengia late fee. Tai va, o grįžtant prie skaičiuoklės, jūs dar matote šone, ne, kad yra ir muito apskaičiavimo skaičiuoklė, ją galite pasiversti eurais, tik nepamirškit, kad kursas visada yra preliminarus visiškai. Tai va, reikėtų nesusitelkti 100% tą sumą, nes kursą ima palei Google rodomo euro-dolerio santykį ir jis gali nebūtinai atitikti, ne, tos dienos kursą, kai automobilis grįš ir jūs jį muitins. Bet kažkokią tai grubią idėją, kiek reikės sumokėti, jūs tikrai turėsite. Tai va, matot, viskas tas pats, kas prieš tai skaičiuoklėje, plus čia yra pridėta import tax, tai čia yra muitas, 640 eurų bus šitam automobiliui. Ir PVM 1480, preliminariai dar kaip pasikartosiu, po to sakysit, kad ne, tiek ir turi būti, čia mums taip sakė. Tai va, preliminariai, plus minus, kad žinotumėte eurais, ne, ir galite, aišku, doleriais. Tai va, doleriais 100% suma kalkuliatoriaus tikrai nesikeis, o vat eurais viskas priklauso nuo tos dienos kurso. Tai man, kaip matot, viskas yra įvesta, 640 yra muitas, 148 yra PVM ir 350 yra iškrovimas plus muitinės agentavimas. Tai kad Navi grupė, ta agentų kompanija, kuri atstovauja mus, jie atstovaus jūs prieš muitinę ir atliks visas muitinės procedūras už jūs. Tai jie ima
mokestį, kuris yra 100 eurų, ne, ir jis yra įskaičiuotas į tą bendrą 350 eurų sumą. Tai jeigu dalinti atskirai, tai tarkim būtų 250 plus 100. 250 krova ir 100 eurų deklaravimas. Tai va, tai jūs turite paskaičiavimus tokius grubius, ne, kad 8000, sakykime grubiai 900, šitas automobilis jau stovės pas jūs kieme išmuitintas. O ar verta pirkti jį ar neverta, aišku, spręsti jums apsiskaičiavus. Tai va, tai šitoj vietoje mes padarėm viską, kad jums nekiltų jokių klausimų, kiek kas kainuos, ir manau, kad jums bus nesunku visą tai suvokti, suprasti ir naudotis pilnai esamam galimybėm technologiniam, kaip apsiskaičiuoti automobilį. Na, o grįžtant į kliento aplinką, galiu parodyti, pavyzdžiui, jūs nupirkote ne automobilį, jūs turite tada tokį langą kaip klientas ir galite matyti, kas su juo kaip vyksta. Pavyzdžiui, įsirinkime mane šitą BMW X5, spaudžiat šitą kutę, tai bus pilnas puslapis su jūsų mašinos duomenimis, arba galite spausti šitą PDF failiuko logotipą, tai čia bus jūsų invoice'as. Spaudžiat default, čia man iš tikrųjų reikės spausti, jums nereikės. Tai jums atsidaro invoice'as, tai jūs žinote, kiek mokėti. Visada viskas vienoje vietoje ir nekils klausimų. Yra Carfax'as, Carfax'as iš tikrųjų užtrunka laiko, no Carfax found, kažkas jau yra ne taip, tai reikės pasidomėti, kas yra ne taip. Va, ir matot, paspaudus akutę, ne, kaip ir minėjau, tai dar paspausiu akutę, matot, atsidaro langas, kuriame yra visa informacija, tai už kiek jūs pirkot, ar yra raktai, ar yra damage'as, tai aišku yra. Visą tą informaciją sistema paima iš aukciono informacijos. Tai tiek mašinos pardavimo kaina, tiek lokacija, tiek duomenys automobilio, visi yra automatizuotai paimi iš aukciono ir nieko rankai įvesti negalima. Tai, manau, labai patogus dalykas. Tam, kad ir pats kalkuliatorius yra automatizuotas, negalima nieko koreguoti verčių, tai visada žinosit, kad vienodai gausis tiek, kiek turi būti palei kalkuliatorių, ne? Nebent, aišku, krausis prie 3 mašinų, mes galime dadėti ekstra mokestį, tai 3 mašinų mokestį, net free car load, jisai vadinasi. O čia jūs matote, ne, kad yra visa informacija, kai pasikrausi konteinerį, atsiras shippingo informacija ir va čia nuotraukos iš paėmimo. Dar matau, dar nepristatė, nupirktas jisai birželio 12 dieną ir keliauja iš Maino Windham. Tai jį atveš greičiausiai tik tai pirmadienį į New Yorko uostą. Matos, kad terminalą važiuoja į New York. Ir po to žiūrėsim, yra titlas, nėra titlo, ar kraunam ar nekraunam. Tai va, automatizuojam ir tokius dalykus kaip kleimai, jeigu kažkoks įvyko pažeidimas automobilio, akivaizdu super, ta prasme, kad ten, nežinau, buvo kapotas sveikas, o kapotas dabar V raidė. Tai tokiu atveju padarysim funkciją, kad jūs galite kelti nuotraukas, surašyti trumpą prašymą, kas įvyko, ir tas e-mailas atkeliaus tiesiai man, o aš jau galėsiu derinti su krovimo terminalais, ne? Turėdamas visus nuotraukas ir turėdamas visą informaciją, kaip kas įvyko. Dar, aišku, turėsim naują galimybę, tai jeigu nėra titlo automatizuotai prisiųsti priminimus į aukcioną, kur mūsų titlas, tai labai irgi gera savybė, gera reikalinga opcija. Nu, o toliau, nežinau, viskas vyksta automatizuotai, viskas aišku, ne, ir neįsivaizduoju, kas gali būti ten sudėtingo. Visi klausimai, jeigu jūs turit kažkokių klausimų, galit visada rašyti mum per socialinę mediją ir per WhatsApp'o numerį, kurią visada dalinuosi kiekvienam savo video, ir visada nepamirškit pasiekti mane Instagrame, nes ten, kaip ir sakiau, ne, storijose pardavinėjami automobiliai, storijose dalinuosi video iš terminalų, taip pat subscriberiams turiu video jų automobilių, pavyzdžiui, kurie buvo nupirkti aukcione, kur aš einu, darau kažkokią tai apžvalgą. Tai įdomus kontentas, kasdienybė amerikietiška, ir tenai tikrai pamatysit įdomių istorijų, įdomių vaizdų, tai būtinai pasiekit. O dabar aš galiu pasakyti tik ką, keliaujam į Miami terminalą, pasižiūrim, kas atvažiavo ir ką ten sukrausim. Tai hebra, atsiradau Miami aikštelėje, Miami krovykloj, Miami terminale, va, kiek daug pavadinimų įsivardinu. Lyja, pas mus antrą dieną, už nugaros man žaibuoja, kol filmuoju. Tai va, ir norėjau parodyti jums, kas pas mus atvažiavo. Atvažiavo pas mus va toks BMW 540, klientas nusipirko iš Koparto, pats įsirinko per bidauto. Tai va, žiūrėkit, ką aš matau, tai matau negerų dalykų priekį su bumperiu. Va, žiūrėkit, bumperis kažkoks susijudinės, ta vieta remiasi jau į kapotą, va, grotelės, ane, o čia pirštas užlenda. Ir čia jau irgi, žiūrėkit, nieks nesirėmė,
viskas gražu, o čia remiasi. Tai jau kažkas su bumperiu, čia kreivai daryta, pridaryta, va. Čia koks tarpas atsidaręs, čia yra subraižyta, čia subraižyta, trūksta dugno apsaugos, va matosi, ne, kad šviečia tarpas visiškai, va, ir trūksta dugno apsaugų, kaip ir sakiau. Va, ir čia matosi, čia tarpas turi būti, bet nėra oro to tokio nukreipėjo, oro srauto, kaip jis vadinasi, nukreipėjo. Gale dar buvo, mačiau, pabraižymą ant bamperio. Va, čia yra šičia įbrėžimai, tokie smulkus, sunkiai besimatantis. Va, šitą Q5, man atrodo, jau jum rodžiau, jinai irgi surašta jau Klaipėda keliaus. Va, pas mus lyja baisiai skęsta visas Miamis. Per žinias rodo, šneka, kad nevažiuokit niekur. Va, taip atrodo salonas, šovė diržai, va, matosi, ne? Tai visi bus diržai šovė 100%, nes kai šauna, visi šauna. Šovės vairo airbagas, o ar kelienai šovė, aš nematau, bet lyg tai ne. Užsives neužsiveda, nes šovė klemas. Šauna airbagas, šauna klemas. Visą tą puikiai jau atsimenate, ne, hebrytė? Va, tai toks penketukas, dar grįžo, va, X5 tolumoj, bet iki X5 nedaėjus dar yra ML-as. Toks tokį pigų ML-ą nupirko ir pasinaudojo klientas mūsų tinklapio klaida programinė. Jis yra iš Springfieldo. Yra du Springfieldai, yra vienas Connecticute, o kitas yra Missouri. Tai netyčia programą parinko Connecticute, kur parvežimas yra 2.8, o iš tikrųjų yra Misuris ir mes jie vežėm, ir dar buvo offsite'as, tai mes jie vežėm už 750. Tai tiek praradau pinigėlio aš, nes klientas sakė, man neįdomu, žinok, niekas, čia tavo problema, sako, kad tavo tinklapis parodė klaidą. Ir dar, žinokit, buvo sunku surasti vairuotoją, pririnko pastovų, o prastovos, kaip visada miniu, ne, yra kliento atsakomybė, nes jeigu perkat, visada jum miniu, pasižiūrėkit, kur randasi automobilis. Pasižiūrėkit, įsijunkite Google Maps, pasižiūrėkit visada, pasitikrinkit, kur jisai randasi palei Koporto lokaciją, kad suprastumėt, ar labai toli, nes kuo toliau nuo uosto, to sudėtingiau parvežti. Ir jeigu, žinokit, automobiliui nerandam vairuotojo, va, žiūrėkit kaip, blemba, žaiboja baisiai, iš tikrųjų, jau bijau, aš čia stovėt, dar nutrenk žaibas. Kuo toliau automobilis, to sunkiau rasti vairuotoją, žinokit, nes vairuotojai irgi nemėgsta tolimų lokacijų ir kelia kainas ir taip toliau, ir taip toliau. Va, tai toks ML-as su man labai nesėkminga istorija, nes praradau tikrai daug pinigų, tiek ant prastovų, tiek ant vietinio pervežimo. O dar turim, va, X5 tokį skenduolį, kuris irgi atvažiavo iš Teksaso, jeigu neklystu, va. Čia yra pabraižyta, kilimai vidų šlapi, toks visas iš visų šonų lengvai pabraižytas, nes mašina sena, aišku, bet tokius parodo įdėmiausius, matomiausius įbrėžimus. Veidrodis sveikas, va čia įbrėžimai, va matot, ratas skersas, čia įbrėžimai visur, ratas turbūt skersas, nes palenkė važiuoklę. Va, bandau kažkiek filmuoti, nežinau, kas matosi. Va, norėjau važiuoti į aukcioną Hebra, bet matau, kad nepavyks, žaiboja aplinkui, tai va, mato, čia įbrėžimai, čia paukštis apkakojo, čia įbrėžimas. Va, kilimai vidui drėgni, ir tie galia tik priekiai, nesmarkiai nėra, kad, žinot, ranką padedi ir burbuliuoja jau, bet drėgmė yra, taip atrodo salonas. Rakto nemačiau, nežinau, ar pirko su raktu ar be, bet jinai atrodo, va šitaip salone. Yra lengvas jau pelėsiukas metasi, va, ant diržų. Taip atrodo dar bagažiniai, šiukšlynas, aišku. Ir dar yra volvelė, yra kažkur. Va, XC60 dar irgi važiuosi į Klaipėdą, tai irgi greit surodau, nes jau žaibuoja smarkiai. Va, čia, jau lyt pradeda dar. Visur sužymėta, matot, įbrėžimai ant veidrodžių. Čia tokie jau stipresni su įlenkimu. Turbūt matosi, ne? Čia stiprus įbrėžimas. Va, prieky yra užrakintos duris, bandžiau lysti, Instagramai filmavau. Tai nežinau, kaip jinai, kur jos, raktas padėtas. Jinai šiaip turėtų užsivest, atrodo, kad jinai vedasi. Važiuoja, va, yra šiukšlių pilna bagažinė. Matot, kaip apsiniaukė, tamsu jau kamera net nesufokusuoja normaliai. Va, žiūrėkit, taip atrodo galas.
Gale matot, kaip pažeistas balkis, taip atrodo jinai iš dugno. Va. Čia vėl matom pažymėtą įbrėžimą saulinių lenkimų, čia smulkių įbrėžimų tokių va turim. Saulė šiandien nėra, tai taip viskas neatsispindi. Turim lietuvišką tokį lietingą orą. Čia matot įbrėžimas. Va. Dar galiu pabandyti. Opa, iššokti ją. Iki ištrektelį pabandyti užvesti. Da, viskas užsiveda, viskas ok. Šviečia, kuro nėra, bet čekas nedega bent jau. Jau gerai. O, žiūrėkit, grįž parūkyti. Kažkokios nesąmonės veipaitė. Ir ką? Dar va, veidrodėlis čia suvarytas. Lupasi čia kažkas pažymėta, nežinau kas. Ir va, nudaužytas yra kapotas visas akmenukų. Matosi, ne, kad baltais tokiais taškiukais. Čia subraižyta yra tas atkibęs ir čia subraižyta. Tai va, tokie reikalai. Tokie reikalai čia iš Miamio. Aš norėjau, aišku, važiuoti į Insurance Miami North, bet matau, kad man oras neleis. Tai varau, chebra prie kompiuterio pabidinsiu jų mašinėlį. Labai daug klausimų, iš tikrųjų, paskutiniu metu vis daugėja, tai žmonės, kurie užsiima automobilių prekybą, turbūt irgi susidomėjo mano veikla, tie vadinami mūsų perpardavėjai, arba mūsų žargonų perikupai, ne, paprasčiau visiems tada aišku, pataps apie ką kalbu. Tai vis daugėja klausimų, ar galima pirkti su kažkokiais mokėjimo atidėjimais ar dar kažko. Tai iškart pasakau, kad ne, chebrytė, į tuos dalykus nesivėliam, nes tai yra pilkoji zona. Ir iš tikrųjų esu pastebėjęs ir matau didelę tendenciją, kad daug įmonių Lietuvoje dar išlaiko šitaip savo klientus, pririšdami juos ant skolų ir duodami atidėjimą pirkti automobilius, bet tai įvelia į ilgą tokį pilkosios zonos istoriją, kur ir tie žmonės nedeklaruoja po to savo pajamų, nes pilna tokių žmonių, ir esu ne vieną sutikęs ir girdėjęs istoriją, kaip veža naujausius BMW, juos formina ant įmonės, kuri importuoja, ant savęs nieko nesusiformina, perka, parduoda, ta įmonė, aišku, po to ir PVM dar nesumoka ir po to pelnas lieka, aišku, jam, viskas lieka jam, paskolos procentinės niekur nedeklaruojamos, pajamos nedeklaruojamos, niekas nerodoma, o tas žmogus, tas perpardavėjas, kuris ten perka BMW ar Porsche, jisai dar, žiūrėkit, darbo biržoj stovi ir pašalpą gauna. Tai man asmeniškai tokie labai gėdingi veiksmai ir man iš tikrųjų keista, kaip jie dar iki šiol leidžiami ir prileidžiami ir kur yra įstatyminės spragos, kad to nepažabojama, nes vienas iš aiškiausių dalykų, kad tai vyksta, tai pavyzdžiui, tos įmonės, kurios turi ten, nežinau, 100 000 automobilio savo inventorijoje ir kiekvienas iš mūsų supranta, kad nėra Lietuvoje įmonių, kurios turėtų pardavimo pasiūlyti šiai dienai 1000 ar 2000 auto, o tokių įmonių ant popieriaus pilna, būtent tų, kurios veža iš Amerikos automobilius ir būtent tos įmonės yra pasipelnimo šaltinis tiem būtent asmenim, kurie nenori deklaruoti savo pajamų ir nenori rodyti, viską nori daryti juodai. Tai krūvą klausimų susilaukiu, ar čia galima suforminti Klaipėdoje kažkokios įmonės, aš nenoriu savo vardo rodyti, ar galima vežti per Olandiją, nes per Olandiją tada nereikia SDK kodo, nereikia to, nereikia ano. Tai vat į Olandiją galiu nuvežti puikiai, tik tai ten negaliu pasiūlyti jokių paslaugų muitinimo, nes aš puikiai suprantu, kaip ten viskas vyksta ir nenoriu būti už tai atsakingas. Tai Olandija, žinote, nepaprastai, kad numažina vertę, rašo $2000–3000 nuo tos vertės išmuitina, muito savikaina ten 600 € ir po to, aišku, visą liūto dalį sudaro visos kitos išlaidos, kaip iškrova ir tralo atvežimas ir dar kažkas. Bet ten problemos tokios, kad kažkada tai tikrai paims ir pagaus, ir kitas dalykas, kad Olandų muitinė siunčia mums kaip siuntėjams jau nemažą dalį užklausų dėl vertės patvirtinimo ir galiu patvirtinti tai, kad ne vienas siuntėjas Amerikoje niekada nemeluos už jūs, kiek kainavo automobilis, nes čia už tai
grėsia kalėjimas, ne? Ir nieks niekada nerizikuos savo didelio biznio prarasti dėl to, kad pameluoti už jūs, kad ten mašina pirkta ne už 35 tūkstančius, o už 2. Tai va, ir labai norėtus, pavyzdžiui, kad Lietuva irgi kažkada įsivyrautų pagaliau ta tvarka ir ta betvarkė pranyktų, kur ne, galioja tas toksai nepažabotas pasipelnimas iš susidariusio tokių sąlygų, ne, kur nereikia savęs deklaruoti, kur žmonės, kaip ir minėjau, ne, veža prabangius automobilius, o po to sėdi darbo biržų ir gauna pašalpą. Tai toks mano akim labai neteisingas ir nekorektiškas elgesys ir turėtų būti turbūt gėda, bet dažniausiai, kiek matau, tai jie juokiasi, sako, valstybė, sako, padarė tokias galimybės, kodėl aš turiu nesinaudoti. Tai va. Tokių istorijų labai daug ir manau, kad ilgainiui jos nyks ir žmonės norės vežti automobilius skaidriai, aiškiai susimokėti visus mokesčius, naudotis va tokiamis programomis ir dirbti be baimės, nereikės tada stresuoti niekam, nereikės nieko apgaudinėti ir nereikės meluoti, žinosit visada, kaip aš sakau, drėpsit tiesą į akis ir nereikės nieko galvoti. O mes iš tikro, ne mes, Navi grupė jau laimėjo vieną teismą su muitinė, kur jie pradžioje, atsimenat, mes vargom, kad stabdė labai daug mūsų krovinių dėl neva mažų verčių, bet viską įrodžius, jie vis tiek jų nenorėjo paleisti, tai jau vienas teismas laimėtas, dar daug yra pakeliui. Ir gera žinia ta, kad teko bendrauti jau ne vieną kartą su aukštas pareigas užimančiu muitinės atstovų, su juo diskutuoti, rodyti savo dokumentus ir įrodyti savo tiesą. Ir jis pats pasakė, kad aš nesuprantu, dėl ko jūs stabdė muitinę, nes sako, čia yra viskas aiškiau neaišku ir skaidriau nei skaidru. Ir sako, aš asmeniškai neturiu klausimų ir man bus įdomu pabendrauti su tais pareigūnais. Tai labai noriu tikėti, kad tie pareigūnai, kurie taip darė, išgirs iš savo viršininkų šitą informaciją ir šiek tiek priims kažkokius naujus sprendimus ir pradės keistis ta tvarka, kuri buvo įsivyravusi. Kai nori vežti tvarkingai automobilį neleidžia, bet kai meluoja, visiems viskas tinka, nes kažkur turbūt kažkokie pinigėliai kažkieno kišenė nusėda. Lietuvoje gyvenam, tokia patirtis yra nesvetima. Tai visi tą puikiai suprantat, bet kažkada tai turi pasikeisti ir matau, kad bent jau iš žmonių sulaukiu labai daug tokio feedbacko, kad tikrai žmonės yra linkę daryti skaidriai, aiškiai viską ir nenori nieks nieko rizikuoti ir labai sveikintina ir smagu, kad pagaliau žmonių mąstysena keičiasi ir pagaliau žmonės atranda ir supranta, kad teisinga biznio politika mokesčių atžvilgiu yra priimtinas dalykas ir labai konstruktyvus dalykas ilgajam laikotarpiu. Norint vystyti kažkokį tai verslą, norint daryti jį, tai atveria jums žymiai platesnės galimybės, darant viską oficialiai, atsidarant, tarkim, veiklą, atsidarant įmonę, mokant mokesčius, darant apskaitas ir taip toliau, gaunant tos pačius netgi kreditus jau galima gauti oficialiai, o ne už kosminius procentus iš kažkokio tai tarpininko, kuris skolina iš kišenės tyliai po stalu, ir po to jūsų reikalauja tuos procentus kosminius grąžinti. O procentai dideli. Kiek esu girdėjęs, tai vidutiniškai nuo 2 iki 4 procentų mėnesinių, tai sudaugykit iš 12 ir jums jokie Euriboro pakelimai nebebus baisus. Tai kiek gaunasi iš 12 2 sudauginus, tai 24 procentai minimum yra mokami tų vargšelių mūsų pirikūpų skolintojam už automobilius, kuriuos jie įsigyja. Tai įsivaizduokit, 24 procentai metinių, koks yra kosmosas. Tai jeigu išskolinai milijoną, 240 tūkstančių pelno skolintojai, kuris, kaip mes ir suprantam, yra neapskaitytas. Apie skolinimus ir apie atidėjimus iš Amerikos ir kaip tie pinigai atidėjinėjami, po to būna paskolinami už procentus. Jūs jau girdėjot mano serijoje apie nesąžiningus pirikūpus tarpininkus, tai tą seriją mačiau, kad surinko daugiausiai kol kas peržiūrų mano kanale, tai labai smagu, kad žmonės žiūri, domisi, šviečiasi ir viskas įdomu. O ką, šiandienai mano turbūt šitos istorijos, šitie pasapaliojimai jau baigėsi, susitiksim kitą savaitę, tikiuosi orai leis pafilmuoti daugiau, parodyti jums daugiau veiksmo ir bus įdomių video. Tai chebrytė, iki sekančio, laikykitės.